Žiūrėk. Jaunystė kvailystė. Tave aš pamačiau, iškart įsimylėjau ir tavo mėlynas akis į širdį įsidėjau. Nu, einam. Važiuojam, parodysiu, kur mašiną palikai. Gerai. Iki. Iki. Tu aš porą žodžių. Nu, ir ką čia veiki? Tu manai, pusę lemonų nešęs taip ramiai vaikščiosi? Rankas į kojas į rankas ir ant dugno, aišku. Pirkėją suradai? Tu mane girdi, mažametis debilė? Čia aukštesnis jėgos dirba. Vat kaip tave dabar susirado? Sekė. Sekė? Nikita, blin. Jis turi aфиgeną stogą. Kareivius, kriminalistus ir dabar tave paėmė ant muškės. Todėl babkės ir narkotikus reikia gražint. Gražint? Gražint, blin. Tau kas svarbiau? Sofačka, kuri tavo vaiko nešioja? Ar kažkiek kruvini pinigai? O susitaikyt su Nikita. Padėsiu. Skambink. Ir šiaip. Visada padėsiu. Skambink. Alio? Ne, aš jau baigiau darbą. Užsibūsiu mieste. Šampaną? Kokia proga? Ne, aš grįšiu vėliau. Tu pabūk su Dovilė. Būk jai švelnesnis. Paskutiniu metu tu ją erzini. Iki. Kas čia kam turi būti švelnesnis? Tu Rolu kalbėjau. Klausė, kada grįšiu. Ir kada grįši? Sakiau, kad greitai? Tai galiu palydėti iki taksi? Ne taip greitai. Turim daugiau laiko. Supratau. Tai eina, kur nors prisėsime? Eime? Tu ką galvą iš vis peršalai gal? Ką? Neparduosi mes to feno. Taigi suseks. Tavegi jau įtarė. Tai ką tu siūlai? Šaibas grąžint. Apsirūkęs atvarė, ar kas tau yra? Ar Sofija čia jau priparė? Laukėsi Sofija, tu supranti? Nu tai gerai susilauks, tu gazą nuimk. Šramas sakė, kad Nikita turi gerą stogą. Kriminalistus Nu pajungė. vapšė mažiau klausyk, ką tas Šramas. Dar pasiūlė susitaikyti, ne? Nu pasiūlė Nu ir ką? pasiūlė. O Nikitai neprikalbėjo, kad čia tu susijęs su tuo visu? Nežinau, neprikalbėjo gal. Nu tai kam tada gaudo? Taigi mes visada kartu dirbam, tai dėl to ir gaudo. Bus pasakęs. Savo subinės traukia ir bus prišnekėjęs viską.
Karočią, priežastį reikia šalinti, supranti? Ne. Kokia priežastį? Neturim tai apsirūkęs, kas tu yra. Viso šito priežastis. Kas yra vienas žmogus? Tada tai mums tikrai šikna. Nu gerai, nedarysim, prie medžio neryšim 3 kulkos į kūną, vienai galvą, nu padarysim, kad kažkaip, nežinau, nelaimingas atsitikimas atrodo. Kaip? Nu švariai kažkaip. Kaip čia jauku? Patinka? Norėjau nusivesti į savo barą, bet paskui pagalvojau, kažkaip vis dėlto nereikia painioti darbo ir malonumų. Turi savo barą? Nenoriu girtis, bet turiu. Oho. Naujiena. Tai ką, čia investicija kažkokia ar kas? Kažkaip visą laiką norėjau turėti savo barą, kad galėtum ateiti, nemokamai gauti, išgerti, pavalgyti. Jo, nu arba iš namų kas išvarytų. Žodžiu, bare neprapuls. O yra kas iš namų išvarytų? Nu, kol kas dar ne. Bet čia mums niekas nieko neduos už dyką. Nesijaudink. Už viską sumokėsiu. Tu alkana? Nelabai. Einu prie baro, užsakysiu ką nors. Gerai? Išjungsiu, kad netrukdytų. Nikita? Taip. Galiu tavęs kai ko paklausti? Klausk. Kas tarp jūsų yra? Nieko ypatingo. Bet jūs kaip ir susitikinėjate? Čia dėl Rolando. Maniau, kad galės padėti, bet viskas savaime susitvarkė. Aišku. Šlykščiai jaučiuosi. Pirmą kartą darau kažką iš išskaičiavimų. O aš viską darau iš išskaičiavimų. Koks bejausmis. Išskyrus santykiuose su draugais. Mes galim būti draugai. Mes jau draugai. Sveikas. Labas rytas. Kaip sekasi? Susiekėm vieno veikėjo. Tik tai metė mašiną, pabėgo. Kaip matau, nelabai sekasi, ne? Nieko. Laiko klausimas. Išgaudysim. Žinai, dėl ko pasikviečiau? Nu, Nesiseka tau, klaida po klaidos. ištaisysiu.
Kada kita partija? Prafinansavau kraftą, dirba. Greit bus. Tik tai dabar 10 kg tik tai. Nes nutarėm neskubėti, nesiplėšti. Gerai. Kalbėjau su žmogumi iš kalėjimo departamento. Susidomėjo fenu. Rinka yra, pinigai cirkuliuoja. Prekiausim Lietuvoje. Užsienis palaus, žmogus patikimas, visi kalėjimai jo žinioj. Paduosi man. Kaip pasakysi. Ir kai ten aiškinsies, pasistenk be aukų, gerai? Gerai. Viskas. Alio, Labas, Ieva. Kaip tu? Tiesiog vakar skambinau, buvo išsijungus telefoną. Pagalvojau, atsitiko kažkas ar pyksti ant mane? ne, nepykstu. Blogai jaučiausi, temperatūros turėjau. Dabar jau geriau jaučiuosi. Kaip tik vainu iš vaistinės. Ne šiandien. Nėra nuotaikos. Gerai. Žiūrėk, sveik. Jeigu ką, skambink. Aš visada tau paslaugoms. Iki. Dabar pat maunės batus ir eini. Po pietų nueisi. Dabar! Nedega. Vis tiek reikės pasilikti. Kad pamiršai, ką vakar kalbėjau. Ramiai! Mes dėl šūdo rėjam. Pasidarai pasą ir išskrendam. Po 2 savaičių išskrendam. Sakei po savaitę. O dabar sakau po 2. Kas čia vyksta? Viskas gerai. Matai, mes kalbamės. Kas su tuo pasu? Išeidinėja, kaip tik Rolandas pasidaryt. Nu gerai, einu. Aš vis tiek nesuprantu. Koks skirtumas? Po valandos ar po 2? Nu gerai. Jeigu jau taip nori. Sudėtinga man su juo. Kur buvai? Pasimatėme. Su Nikita? Nikita praeitas etapas. Tai su Bene? Taip. Bare buvom, paskui pas jį nuvažiavom. Tu nieko nepagalvok, tiesiog vynas ir geras pokalbis. Suprabutau įdomu. Būtent. Nežinau, kaip su to Rolandu. Ispanijoje visiškai kitas žmogus buvo.
Grįžom į Lietuvą. Vėl kriminalas. Susitvarkysi. Aš kavos padarysiu. Padaryk. Jo. Blin. Garantuotai pajungta kriminalkė. Nu, o tas pridurkas dar po miestą laksto. O pas jį, Hartinadai, Sofačka laukėsi. O kaip? Nu, sakau, taikytis reikia. Nu, ramiai gyvent. Teisingai. Ką jūs? Ui, ką tu, kaip tu jo akis matytum, žadnas. Nu, ne, vat, kaip. Į Sofačką žiūri? Ne, angeliukas. Tiesiog iš vidaus šviesa sklinda. Bet kaip? Apie babkės praeitą bazarint velniukas. Ir akytės blizga. Nu, bet, ačiū Dievui, akise gvazdikų nemačiau. Gyvens. Prie mašinos pasala buvo. Nežinau, gal nematėm. Karoči, mes su Jurka, aiškiai, prilėkėm, jis už vairo ir paslydom. O, gerai, kad pavyko atkirsti. Nu, jo, nu, nes jiegi paskui mūsų kaip katinai sekiojo ir nepavyko. O dabar iš savo klaidų pasimokė. Ir 9 kartus atmatavo, 10 atkirpo. Bet Nikita, pripluos, turi ilgą plaukotą leteną. Svarbiausia, mes čia neįsivėlė. Nu jo. O, Viniuška. Ja. Здорово. Kaip visada, pachmėlinas. Ką tu šneki dabar? Ot, Viniuka, nenoriu moralizuot, bet skaičiau vienoj knygutėj, kad alkoholis, reiškia, pažeidžia 10 žmogaus organų. Smegenys, kepenys, prostata. Šraujai. Aha, atsiprašau. Ja. Klausyk, Bene, greit mugė. Reikės fabriką užkurti. Gerai. Pacanai, pasakiau, kad dylas ant 100 kilų. Padarysit? Bus kaip visada. Ką Jankis, privažiuos? Sakė, paskambins. Gal kažką kalbėjot? Tai bendrais bruožais. Susitiksim, viską normaliai paaiškins. Jasno. Nu, davai, pacanai. Tai, o Larčikas neskambina. Į Marčikas irgi. Kolchozas, kolchozas. Bet žinot, pacanai, negerai, kad mieste yra du žmonės, ne mūsų, o kurie žino, kokias saulės mes sukam. Hei! Brolis! Zdarov! Sveikas. Ką čia darai? Bišk tvarkaus. Nusipirkau nuomą. Pardavėja kažkokį keistolę. Pelnas keris visų iki šūdą pridėta. Nu, tu tvarkaus po biškį. Na, padėk mane svetim daiktą. Jautys kaip vagis. Na tavai. Nu, gera. Anai, ved. Dadam. Takei, tu buvo ta tavo prokuroris, sukiaušęs. Išgint pasą išsiimti. Sukiaušęs. Su didelės kiaušęs. Normaliai, bet kartais pakošmarina. Bet prokurorė, Būsi. galėtum geriau tai pamokinti. Ką pradėk daryti, kai į kaliuzę sėstų. Aš ir taip žinau, ką reikia daryti. Radau pirkėją tavo koksui. Per telefoną daviau užuominą, sako, okei, privažiuok, paimsiu. Ta gera, važiuoju, kučia, bet pasidau. Mano dalies neaptariam. Gausi tu tau savo dalį, nam iškibatą. 10 šaibų.
Kaip? A tu dorns esi, eik tu 10 gabalų! 10 gabalų už parodymą! Rola, kad tu dorns esi, galva persišveis. Nusiramink. 9. 9. Aš pats gavau per daug, Rola. Nu plėši, kaip koks bandytis. Kiek? Kiek? Nu 2 štukės. 2 štukės už valandos darbą. Viskas čia normaliai. 3. Aš iš krafto 5 šaibas pasiskolinau ir jau išleidau. 5 štukės ir baigom bazarą. Viskas. Varom. Nelaus nepasiūlėm išgerti. Tuoj. Biški ištroškis.